Labadiena, prabėgusios savaitės įvykius pristato Ignalinos televizijos informacinė laida. Labadiena, savivaldybės aktualijos. Lapkričio 11 dieną Ignalinoje lankėsi ir su rajono vadovai susitiko Maltos ordino ambasadorius Lietuvoje. Buvo aptarti bendradarbiavimo socialinės paramos srityje klausimai. Maltos ordino ambasadorius Lietuvoje grafas Douglas von Saur-Majels bei jį lydėjęs Maltos ordino pagalbos tarnybos generalinis sekretorius Arvydas Bružas priimti savivaldybėje. Šio vizito tikslas aptarti bendradarbiavimo galimybes socialinės paramos srityje. Susitikime taip pat dalyvavo mero pavaduotojas Henrikas Šiaudinis, savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja Anastazija Kazakevičiūtė, Maltos ordino pagalbos tarnybos Ignalinos skyriaus vadovė Vida Ektienė. Aš džiaugiuosi, kad jūs aplankėt ir aš manau, kad turėsit galimybę susipažinti su Ignalinos kraštu. Meras Bronis Ropė pasveikino svečius, pasidžiaugė beveik 20 mečius besitęsiančią maltiečių veiklą Ignalinoje bei savivaldybės bendradarbiavimu su Vokietijos Biureno maltiečiais. Maltos ordino ambasadorių jis įteikė jaunosios menininkės Astos Alkimavičiūtės paveikslą su Ignalinos miesto ir jį simbolizuojančių lelijų vaizdu. Svečias sakė, ambasadoje tikrai suras vietą šiam darbui. Jis džiaugiasi atvykęs į Ignaliną, gyrė aktyviai dirbančią vietos maltiečių grupę, bei nemažai papasako apie organizacijos veiklą Lietuvoje ir pasaulyje. Maltos ordinas aktyviai veikia 120 pasaulio šalių, jo paramą gauna apie 15 milijonų gyventojų. Lietuvoje pagalbos tarnybos veikia 22 miestuose, jos jungia daugiau nei 400 savanorių, teikiančių paramą nepasiturintiems pagyvenusiems ligų ir negalių kamuojamiems žmonėms. Organizuojamas maitinimas, vykdomos įvairios akcijos, daug dirbama su jaunimu, steigiami vaikų dienos centrai. Šiemet 3. kartą bus organizuojama kalėdinės sriubos akcija. Ambasadorius prašė paremti šį labdaringą renginį. Svečias dovanojo informacinių Maltos ordino leidinių. Susitikimo metu aptartos galimybės plėsti savivaldybės ir Maltos pagalbos tarnybos skyriaus bendradarbiavimą. Viena iš galimybių tai bendra veikla, kurią koordinuos dabar kuriamas socialinių paslaugų centras. Ambasadorius taip pat domėjosi Ignalinos turizmo ir sporto galimybėmis, verslo įmonėmis, vėliau su malonumu apžiūrėjo savivaldybės administracijos patalpas, lankėsi sporto ir pramogų centre. Savivaldybės administracijos užsakymų yra parengti būsimo Ignalinos muziejaus pastato projektiniai pasiūlymai, su kuriais viešai susipažinti bus galima kitą savaitę. Plačiau apie projektą teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas Juozas Panavas. Taigi idėja apie Ignalinos muziejų jau po truputį pradeda materializuotis ir šiandien jau yra parengti pirmieji projektiniai pasiūlymai. Kaip galėtų tas muziejus atrodyti? Tai kaip minėjot, kad išsiaiškinti muziejaus statybos galimybės, jos galimą tūrį, galimą plotą, buvo parengti taip vadinami projektiniai pasiūlymai. Tai yra idėjos ieškojimo stadija. Jie jau parengti, kaip sakiau, dabar tikriausiai ateinančią savaitę mes juos eksponuosim tiek savivaldybėje, tiek internete, apie tai bus informuojama visuomenė spaudoje, kad visuomenė galėtų pareikšti savo nuomonę, kažkokias pastabas, kritiką ar pagirimą, nesvarbu. Ir galbūt reikėtų pradėti nuo to, kad tai nebus kažkoks visiškai naujas pastatas, ar ne? Tai dabar apie statybos vietą. Tai muziejui vieta yra apspręsta panaudojant dabartinio civilinės metrikacijos biuro pastato dalį ir kiemelį už jo ir tarp šito metrikacijos pastato ir etnokultūros centro patalpų. Toks yra kiemelis iš 3 pusių uždarytas. Tai va, tą muziejų šitą visą kiemelį, perdengiant kiemelio erdvę, padarant viršutinį apšvietimą, ekspozicija būtų 2 lygiais, taip pat dalį civilinės metrikacijos biuro patalpų, kadangi kai kurios patalpos nėra taip būtinai naudojamos, bet to ir išplečiant šitą dabartinį civilinės metrikacijos pastatą. Ir
Dabar apie pačius sprendimus ir taip pat, reiškia, panaudojant rezervui dabartinio kultūros centro patalpas, tai būtent dabartinio etnokultūros centro muziejaus patalpas ir dar viena patalpa, tai dabartinės šokių salės, šokių repeticijų salės, kaip rezervinė, kuri galėtų tarnauti tam tikrais momentais, nepastojus, sakysim, laikinom ekspozicijom. Praktiškai pasakot apie pastato architektūrą, tai yra sunkus dalykas, tai geriausiai pamatyti, pasižiūrėti, ką ir galės visi ignaliniečiai ir neignaliniečiai padaryti. O šiaip šnekant apie tą idėją, tai jinai, mano nuomonė, yra racionali, gan aiški. Architektai stengiasi išryškinti tūriniais sprendimais ir spalvinių sprendimų senąją pastato, esamą pastato dalį ir naująją pastato dalį. Jūs čia pamatysit tiek fasadų sprendimus brėžiniuose, tiek ir funkcinius dalykus. Yra dar tokia idėja, gal norėčiau paminėti apie tai, kad tą visą gan nemažą teritoriją prieš etnokultūros centrą ir civilinės metrikacijos biuro pastatą galima būtų panaudoti, bent jau taip siūlo projektinių pasiūlymų autoriai, lauko ekspozicijai. Ir Tai kažkoks skulptūrų parkelis būtų, ar ne? Lauko ekspozicijai galima sakyti ir skulptūroms, ir kai kuriems eksponatams, kurie tinka laukia pastatyti. Tai būtų tos erdvės tam tikras ir apvaldymas. Gal geriausiai tai būtų, kad ignaliniečiai patys susipažintų su tais brėžiniais ir pareikštų. Tik norėčiau akcentuoti apie tai, kad tai yra pirminė idėja ir į tam tikras detalės, ar ten pertvara ne ten nupiešta, ar langas jų nuomonė ne toje vietoje, tai čia dar šiandien... Ten grindinio per daug kažkur. Tai šiandien anksti apie tai šnekėti. Tai galbūt tiek. O kas parengė šitą projektą? Projektą parengė gan tokia stipri architektūros firma, tai Vilniečiai Archprojektas ir architektai yra Blažiūnas ir Linartas. Vis tiek jūs pirmiausia pateikėte kažkokius pasiūlymus, ko jūs norėtumėt, ar atitiko projektuotojų tie sprendiniai parengti jūsų įsivaizdavimą ir pasiūlymus? Reikia pasakyti, kad projektiniams pasiūlymams tai mes taip vaizdžiai šnekant atrišom rankas, tai leidom projektuotojams daryti tai, kaip jie įsivaizduoja, tai, ką nori, nes šita stadija to ir reikalauja. Nes dabar galima, taip sakant, apkarpyti, kur ką nukirsti, kur ką daklijuoti ir galima apie tai jau toliau šnekėti, nes be tokio idėjinio daikto, tai šneka yra labai, labai sunki. Tai vienu žodžiu negalutinis, bet medžiaga visų ir gyventojų, ir specialistų svarstymui ir tobulinimui. Jo, ta prasme susipažinti ir pasakyti pastabas, tarkim, tos, kurios pastabos mums atrodys, kad jos yra nereikšmingos, ir tai mes jas, aišku, tolerantiškai atmesim, o galbūt bus tokių pastabų. Gal, žinot, kartais, kaip sėdi prie to savo darbo ir jį įsigilini, kartais atsitinka architektui taip, kad jis pamiršta labai svarbius dalykus, tiesiog jų nepastebi, nes užvaldžiusi jį būna jo idėja, o kažkas taip pro šalį prabėga ir nepastebi. Todėl tos visuomenės nuomonė kartais labai sugeba pastebėti tuos praleistus dalykus. Praeitą penktadienį Ignalinoje šurmuliavo Europos jaunimo dienų renginys, kuris vyko Ignalinos rajono kultūros centre, moksleivių namuose ir Česlovo Kudabos pagrindinėje mokykloje. Šio renginio koordinatorė švietimo ir sporto skyriaus vyresnioji specialistė Asta Savičiūnaitė. Į Ignalinoje pirmą kartą vykusį Europos jaunimo dienų renginį suvažiavo veiklių ir kūrybingų jaunuolių grupės iš visų Utenos apskrities rajonų. Kultūros centre susirinkusius dalyvius sveikino ir pilietiškumo, drąsos bei gražių idėjų linkėjo rajono mero pavaduotojas Henrikas Šiaudinis bei renginį finansavusios jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros atstovė Vaida Dieningytė. Ši agentūra koordinuoja visą programą Veiklus jaunimas, kurioje pilna erdvės yra rašyti įvairius iniciatyvų, mainų, savanorystės projektus. Šiaip iki šiol visos Europos jaunimo savaitės vykdavo Vilniuj, todėl dabar labai džiaugiuosi, kad ši šventė pasklido po visą Lietuvą. Ir tiesiog norėčiau palinkėti gražios šventės, pažinkit, dalyvaukit, kurkit.
Po renginio pristatymo jaunuoliai pasiskirstė į 7 grupės kultūros centre, moksleivių namuose ir Česlovo Kudabos pagrindinėje mokykloje surengė kūrybinės dirbtuves ir pabandė įgyvendinti savo sumanymus ir idėjas, jas išreikšdami žodžiu, judesiu, spalvomis. Kiek žinau, tai toks Europos jaunimo savaitės renginys Ignalinoje vyksta pirmą kartą, ar ne? Koks šio renginio tikslas, ko jis siekia? Taip, šis renginys vyksta Ignalinoje pirmą kartą. Iš tikrųjų, šie metai yra ypatingi tuo, kad yra švenčiamas 20-metis ES programų jaunimui, kurios yra vykdomos. Ir taip pat 10 metų šios programos jau yra ir Lietuvoje. Tai tokie jubiliejiniai metai, todėl tokie renginiai, Europos jaunimo savaitės renginiai vyksta praktiškai visose Lietuvos miestuose. Iš kur Ignaliną atvažiavo jaunimo grupės ir koks tai jaunimas, kokio amžiaus ar kokių pomėgių jaunimas? Jaunimas atvažiavo iš Utenos apskrities miestų rajonų. Tai yra daugiausiai mokyklinio amžiaus jaunimas, kuris yra aktyvus, kuris kažką po pamokų veikia, turi konkrečius pomėgius, kuriems skiria daug laiko. Tai yra muzikuojantis, vaidinantis, šokantis jaunimas. Kalbant apie Ignalinos jaunimą, kas atstovauja mūsų rajonui šiame renginyje ir apskritai galbūt jau galit pasakyti, koks tas Ignalinos rajono jaunimas, koks jo veidas? Ignalinai atstovauja man padedantis vėl pradedančio krutėti, judėti Ignalinos rajono jaunimo centro žmonės jauni. Jie mielai sutiko padėti ir pasavanoriauti šio renginio metu. Tai taip pat aktyvus jaunimas, kurie nenori gyventi ramiai, kurie nori kažką veikti, kažką kurti. Taip pat ir mūsų rajono mokinių asociacijos pirmininkė dalyvauja, jinai čia ir pasveikino visus nuo scenos renginio pristatymo metu. Na, o renginio dalyviai pusdienį smagiai plušėję, vėliau vėl susirinko kultūros centro salėje ir pristatė grupių veiklos rezultatus. Drauge sukurtą Europos piliečio paveikslą. Dainuodami, šokdami, vaidindami, piešdami, rodydami drabužių kolekciją, reportažą, jaunuoliai parodė tokią Europą, kokią mato ir jaučia patys. Na, o vakare visos dienos veiklą vainikavo jaunimo grupių koncertas. Renginį rėmė Ignalinos rajono savivaldybė, renginio partneriai Anykščių, Molėtų, Utenos, Zarasų rajonų bei Visagino miesto savivaldybės. Lapkričio 17-22 dienomis rajono švietimo, globos, ugdymo įstaigose skelbiama Vaiko teisių apsaugos savaitė. Šią savaitę vyks įvairūs renginiai, taip pat organizuojamas jaunųjų talentų konkursas. Lapkričio 11 dieną savivaldybėje posėdžiavo jaunųjų talentų konkurso vertinimo komisija vadovaujama Henriko Šiaudinio. Šiam jau 9 kartą vyksiančiam konkursui buvo pasiūlytos 77 kandidatūros. Komisija išsamei išanalizavusi pateiktą medžiagą atrinko 20 laureatų, taip pat 13 kandidatų, kuriems bus įteikti paskatinamieji prizai. Jaunųjų talentų apdovanojimo šventė planuojama gruodžio pradžioje, tradiciškai ji vyks savivaldybėje. Lapkričio 19 dieną 9 val. Savivaldybės administracijos posėdžių salėje vyks konferencija, seminaras rajono vaikų problemoms aptarti. Šiame renginyje kviečiami dalyvauti rajono seniūnai, socialiniai darbuotojai, taip pat medicinos, švietimo įstaigų, policijos atstovai. Lapkričio 7 dieną Litexpo parodų rūmuose vykusioje iškilmingoje verslo dienai skirtoje apdovanojimų ceremonijoje Ūkio ministerijos medaliu už nuopelnus verslui buvo apdovanota uždaroji akcinė bendrovė Ignalinos šilumos tinklai. Apdovanojimų ceremonijoje taip pat dalyvavo rajono meras Bronius Ropė. Kitą savaitę įmonės atstovai bus pasveikinti ir savivaldybėje. Šis apdovanojimas įmonei skirtas už atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą. Įmonė įvertinta kaip vienintelė iš visų šilumos tiekimo įmonių Lietuvoje, beveik visą šiluminę energiją gaminanti degindama biokurą ir taip mažindama šilumos energijos savikainą bei išmetamų kenksmingų teršalų kiekį.
Medalis už nuopelnus verslui ar tikrai garbingas apdovanojimas ir sakykit, ar dalyvaudami konkurse tikėjotės jo? Nu, atvirai pasakius, tai reiškia, jeigu dalyvauji kažkur, tai vis viena kažko tai tikiesi, bet čia daugiau ne aš tikėjausi, o tikėjomės mes visas Ignalinos šilumos tinklų kolektyvas, nes tai yra visas kolektyvinis darbas ir kad jis buvo taip įvertintas yra gan malonu. Ir plus dar yra, reiškia, tas malonumas, kad spalio mėnesį irgi dalyvaujame kitame konkurse ir gavom krištolinę padėką, reiškia, iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų, reiškia, fondo už iniciatyvą siekiant mažinti aplinkos taršą ir dalyvavimą krištolinio kamino nominantų atrankoje. Kaip sako, ruduo šis truputį toksai kaip ir liktai derlingas, buvo, reiškia, malonu. Tai dabar Ignalina visur minima kaip mažiausia kaina, už mažiausią kainą šilumą tiekianti įmonė. Ar taip ir išliks? Žinot, kad taip iš vienos pusės gyventojams ir mum liktai gerai, bet ta kaina, mes juk žinom, infliacija, brangsta kiti energijos ištekliai, nu jinai tokia neišliks. Esam paruošę paskaičiavimus kainų kontrolės komisijai, pateikėm Ignalinos rajono tarybai, bandysim nors kažkiek tai infliaciją pasivyti, kad įdiegtos naujovėm liktų lėšų, kad galėtum, reiškia, šiek tiek turėti apyvartinių pinigų ir kad galėtum plėsti ūkį, nesustoti ties pasiektų. Na ir tradicinis klausimas, tai kokie ateities darbai ir planai? Šiuo metu dabar yra pas mus, reiškia, vykdomas, reiškia, baigiamas ruošti Ignalinos, reiškia, miesto ir Vidiškių gyvenvietės šilumos tinklų rekonstrukcijos, reiškia, planas. Artimiausiu metu tieksim ūkio ministerijai, kad gauti ES, reiškia, lėšų ir tuo pačiu bandom pagerinti darbą Dūkšte. Norim modernizuoti Dūkšto katilinę. Irgi dokumentacija yra tam dalykui, reiškia, ruošiama. O ateitis, reiškia, pas mus yra, kaip, reiškia, rusai sako, kaip voveraitė rate. Padarom vieną, o jau praeina tam tikras, reiškia, laiko tarpas ir vėl iš naujo reikia atnaujinti, bet reiškia atnaujinti kažką tai siekiant naujovės, gerint. Na, va taip ir dirbam. Šių metų spalio 24-27 dienomis Portugalijos Barceloso mieste vyko pirmasis tarptautinis turizmo filmų festivalis konkursas Art Tour 2008. Šiam konkursui Ignalinos rajono savivaldybė pateikė filmą Ignalina – Ramybės sala Europoje. Lapkričio 4 dieną gautas festivalio direktoriaus pranešimas, kad filmas puikiai įvertintas ir apdovanotas festivalio diplomu. Lapkričio 14 minima pasaulinė sergančiųjų diabetų diena. Jos paminėjimui ir diabeto asociacijos Ignalinos skyriui steigimui skirtas renginys penktadienį vyko Ignalinos miesto seniūnijoje. Plačiau apie tai bus galima paskaityti rajono spaudoje. Šių metų lapkričio 28-29 dienomis Ignalinos mieste vyks labdaros ir paramos fondo Maisto bankas organizuojama akcija, kurios metu ignaliniečiai bus kviečiami aukoti maisto produktus skurdžiai gyvenantiems žmonėms. Akcija vyks Maksima iki ir Cento prekybos centruose. Praėjusiais metais šios akcijos metu Ignalinos rajono gyventojai skurstantiems nupirko ir pauko produktų už beveik 3000 litų. Maisto banko akcijos metu dirbo 47 savanoriai.
Kviečiame ir šiais metais ignaliniečius aktyviai dalyvauti šioje prasmingoje akcijoje. Na ir dar viena pastabėlė. Savivaldybės administracija gauna nemažai gyventojų klausimų. Su jais susipažįsta vadovai, vėliau klausimai atsakyti perduodami tam tikros srities specialistams. Noriu paprašyti, kad jeigu klausimą paliekate svetainės klausimų atsakymų skyrelyje, tai būtinai nurodykite ir veikiantį elektroninio pašto adresą. Kadangi pagal direktoriaus įsakymų patvirtintą klausimų atsakymų publikavimo tvarką, ne visus klausimus galime viešinti. Kai kuriuose klausimuose būna minimos asmenų pavardės, nepatikrinti faktai, klausimai būna įžeidžiantys, todėl tokiu atveju atsakymą siunčiame tik klausėjui elektroniniu paštu. Tai tiek norėjau pasakyti ir papasakoti šioje laidoje. Viso geriausio ir geros ateinančios savaitės. Plėtodama turizmo sektorių, Utenos apskrities viršininko administracija šiemet pirmą kartą organizavo turizmo paslaugų teikėjų konkursą Sėkmės pasaga 2008. Praėjusį penktadienį jo nugalėtojai buvo apdovanoti Molėtų rajone įsikūrusioje Alantos technologijos ir verslo mokykloje. Viena iš 6 nominacijų teikta ir mūsų rajono atstovams. Turizmo plėtra Utenos apskrityje įskiriama kaip viena iš prioritetinių veiklos sričių. Siekiant plėtoti turizmo sektorių, įvertinti ir paviešinti pasiektus rezultatus bei paskatinti turizmo sektoriuje dirbančius asmenis, Utenos apskrities viršininko administracija kartu su Utenos apskrities turizmo taryba šiemet pirmą kartą nutarė organizuoti konkursą Sėkmės pasaga 2008. Tiesa, pirmąsyk organizuotame turizmo paslaugų teikėjų konkurse, kuriame buvo išskirtos 6 nominacijos, dalyvavo vos 19 pretendentų. Tačiau gana negausus konkurso dalyvių skaičius Molėtų rajone vykusio apdovanojimų vakaro iškilmingumo nei kiek nesumenkino. Prie vaišėmis nukrautų stalų, puikiai papuoštoje Alantos verslo ir technologijos mokyklos salėje, tą vakarą būriavosi ne tik nominantai, bet ir rajonų bei visos apskrities valdžios atstovai, žurnalistai bei kiti šventės svečiai. Sveikindama susirinkusiosios apskrities viršininkė Angelė Kaušylienė dar sykį visiems priminė, kaip gimė idėja šiemet turizmo paslaugų teikėjus paskatinti būtent tokią formą. Pirmą kartą apskrityje kilo tokia iniciatyva apskrities mūsų ir mūsų turizmo komiteto dirbančio prie apskrities ir mums talkinančio. Kilo tokia iniciatyva organizuoti tokį konkursą ir atkreipti dėmesį į turizmą apskrityje. Po tokių apskrities viršininkės žodžių buvo pereita ir prie iškilmingiausio vakaro momento. Skambant įvairaus rango valdininkų pagyros žodžiams bei muzikiniams kūriniams apdovanoti pirmojo apskrities turizmo konkurso nugalėtojai. Nominacijoje Metų kaimo turizmo sodyba nugalėjo Anykščių rajono kaimo turizmo sodyba Karališkis. Metų apgyvendinimo įstaigos titulą laimėjo Molėtų uždaroji akcinė bendrovė Senoji užeiga. Metų maitinimo įstaigos nominaciją gavo Zarasų rajono užeiga Degučių karčiama. Metų turizmo infrastruktūros objektų tapo stovyklavietė pas močiutę, įsikūrusi taip pat Zarasų rajone. Na ir maloniausia ignaliniečiams staigmena, nominacijoje Metų nekomercinis projektas nugalėtojų tapo projektas Šiaurės rytų Aukštaitijos vandens malūnų žiedas, kurį rengė Ignalinos turizmo informacijos centras. Šią savaitę, kuomet apdovanojimų įspūdžiai jau buvo kiek susigulėję, apie patį ignaliniečių konkursui teiktą ir nugalėtojų tapusį projektą su rajono turizmo informacijos centro direktoriumi Edmundu Kilkumi kalbėjomės jau Ignalinoje. Iš tikrųjų, gavosi taip, kaip yra, tai nebuvo specialiai rengtas projektas šiam konkursui. Mūsų turizmo informacijos centras dalyvavo Lyder Plus programai, buvo pateikęs paraišką, gavęs finansavimo įgyvendinimui ir jau nuo metų pradžios mes parengėm tokį, sakyčiau, unikalų. Jis nėra toksai naujas, bet įdomus tuo, kad jis apjungia būtent mūsų apskrityje esančius vandens malūnus. Jis taip ir vadinosi Šiaurės rytų Aukštaitijos vandens malūnų žiedas. Tai yra, jeigu kas domisi turizmo mūsų tiek rajone, tai yra projektas pats apjungia 6 vandens malūnus esančius Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje ir plus 2 vandens malūnus, kurie eina į Gražutės regioninį parką. Tai Antalieptės ir Diltiškių vandens malūnai.
Gal projektas individualus ir įdomus tuo, sakykime, kad mes parengėm patį maršrutą su aprašymu, su trasom, dviračiais ir auto priemonėmis, bet pažiūrėjus į schemą, kurią mes esame įsileidę, iš tikrųjų galima naudotis tiek pėsčiomis, tiek vandens transporto priemonės. Tai yra baidarėmis, valtimis ar kitomis savaeigėmis. Aš dar kartą paminėsiu, tai tikrai iš tikrųjų nebuvo specialiai rengtas projektas, bet jau gavosi taip, mums nesunku buvo aišku sudalyvauti, kad mes jį įgyvendinom būtent Leader Plus programoje ir iš šitos programos buvom gavę finansavimą. Šiais metais pirmą kartą surengtas apskrities turizmo paslaugų teikėjų konkursas, kai kuriems jame dalyvavusiems šio verslo srities naujokams buvo puikia proga ne tik išbandyti savo jėgas, bet ir galimybė pasireklamuoti. Rajono turizmo informacijos centro vadovo Edmundo Kilkaus manymu ir šis įrengiami kiti panašus turizmo paslaugų teikėjų konkursai verslininkus tikrai turėtų sudominti, net ir tokiame turistinėme rajone kaip Mūsiškis, nors kai kuriuose turizmo srityse jau ir šiaip esame ryškūs lyderiai. Ne, iš tikrųjų, konkursas yra ideali tokia dirba būtent reklamuoti savo paslaugas, ypač tiem, kurie tik yra atsidarę, tiek maitinimo įstaigos, kempingai, kaimo turizmo sodybos. Nes kaip ten bebūtų, ką turim pasigirti, turim 54 šią dieną registruotas kaimo turizmo sodybos Ignalinos rajone ir iš tikrųjų mes esame šioje srityje Respublika lyderiai. Tai ir jų kas metai vis kūrėsi naujų, būtent čia tikrai ideali vieta yra pasireklamuoti. Jūs ir sakėt po renginio, gal negalėjo būti taip, kad sakykim, gal per prastas tas konkursas, aš to nemanau, bet kaip sakoma, niekada nevėlų sudalyvauti, tik tai noro reikia. Ir sakykim, šiandieną yra paskelbtas Respublikos mastu konkursas, tai yra turizmo departamentas, jau 2 metai organizuoja sėkmingiausias turizmo projektų konkursas, kur iš tikrųjų kaimo turizmo sodybos, infrastruktūros objektai iš tikrųjų gali konkuruoti ir konkuruoti šiuo atveju jau ne apskrities mastu, o būtent Respublikos mastu. O kadangi, kaip minėjau, iš tikrųjų mes esame būtent kaimo turizmo ir tie lyderiai, tai naujai susikūrusios sodybos ar tos sodybos, kurios atnaujino savo paslaugas, iš tikrųjų gali drąsiai teikti paraiškas ir aš manau, lygiaverčiai gali konkuruoti. Tiems, kurie mano, jog turizmo paslaugų sektorius mūsų rajone jau visiškai užpildytas ir jame nėra jokių šansų konkuruoti, galima drąsiai pasakyti, jog tai netiesa. Gal ir ne taip sparčiai, tačiau įvairias turizmo paslaugas teikiančios įstaigos vis dar kuriasi. Suprantama, kad jos į rinką ateina turėdamos ir tam tikrus konkrečius planus. Net ir mūsų rajone turizmo paslaugų teikėjų, kurie nebijo rizikuoti, tikrai atsiranda. Puikiausi to pavyzdžiai šiemet Gavaičio ežere paslaugas pradėjęs teikti valčių nuomos punktas, bei netrukus Trigailiškio kaime duris atversinti Šakočių kepyklos Romnesa restoranas. Galima net neabejoti, jog šių ir panašių idėjų autoriai kitų metų sėkmės pasagos konkurse savo srityse bus tikrai rimti konkurentai visos apskrities turizmo paslaugų teikėjams. Labadiena. Informacija iš policijos komisariato. Per savaitę policijos komisariate užregistruotos 9 nusikalstamos veikos, 5 vagystės, 1 nežymus sveikatos sutrikdymas. Vagystės. Lapkričio 6 dieną apie 13 valandą gautas pranešimas, kad apie 13 valandą Dūkšte į namus Mėlynės gatvėje pas 89 metų gyventojai užėjo 2 moterys atvažiavusios juodos spalvos automobiliu, kurios pasiūlė pakeisti turimus litus į eurus. Moteriai padavus 12 000 litų pagrobėjos išėjo. Žala 12 000 litų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Lapkričio 7 dieną apie 10 valandą gautas ignalinietės pranešimas, kad lapkričio 6 dieną apie 13 valandą į namus atėjo nepažįstama moteris, kuri prisistačiusi pašto darbuotojai apgaulės būdų išviliojo 4700 litų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Ką nors mačiusius, žinančius apie šias vagystės, prašome skambinti policijai nurodytais telefonais 50 409 arba 112. Gyventojai, nebūkite abejingi, būkite pilietiški ir drąsūs.
Lapkričio 9 dieną apie 18 val. Gautas Švenčioniškio pranešimas, kad Linkmenų seniūnijoje Pabiržės kaime išėmus verandos lango rėmą buvo įsibrauta į namo vidų ir pavogta generatorius elektrai gaminti, senovinis staliukas, magnetofonas, žvejybos įrankiai, žieminiai batai ir kompaktiniai diskai. Žala 1400 litų. Lapkričio 10 dieną apie 21 val. Gautas pranešimas, kad Tverečiaus seniūnijoje Dietkaučiznos kaime pardavėja parduotuvės uždarymo metu užrakino atsisakiusi išeiti didžią salietį, o jį išleidus kasoje pasigėdo 300 litų. Lapkričio 12 dieną apie 12 val. Gautas pranešimas, kad Ignalinoje iš aikštelės Vilniaus gatvėje pagrobtas mėlynos spalvos automobilis Mitsubishi Charisma, žala 10 000 litų. Kiti įvykiai. Lapkričio 10 dieną apie 12 val. Gautas pranešimas, kad Vidiškių seniūnijoje Žvirbliškės kaime uždarai akciniai bendroviai Vilimex priklausančioje statomos sodybos teritorijoje rasti žmogaus skeleto kaulai. Avaringumo analizė. Per savaitę užregistruoti 2 eismo įvykiai. Visi eismo įvykiai įvyko dėl vairuotojų kaltės. Eismo įvykiai. Lapkričio 9 dieną apie 18 val. Kelyje Vilnius Švenčionys blaivus švenčioniškis vairavo jam priklausantį automobilį Mazda 626 ir partrenkė staiga į kelio važiuojamąją dalį išbėgusią stirną. Eismo įvykio metu žmonės nenukentėjo, apgadintas automobilis. Lapkričio 10 dieną apie 8 val. Kelyje Švenčionys Kaltanėnai blaivus švenčionėliškis vairavo automobilį Alfa Romeo ir partrenkė staiga į kelio važiuojamąją dalį išbėgusią stirną. Įvykio metu žmonės nenukentėjo, apgadintas automobilis, stirna nugaišo vietoje. Lapkričio 10 dieną apie 15 val. Ignalinos rajone Žydelių kaime į ignaliniečių automobilį Audi 100 stovėjusių prie kaimo parduotuvės esančioje aikštelėje atsitrenkė mėlynos spalvos automobilis Volkswagen Golf ir iš eismo įvykio vietos pasišalino. Volkswagen Golf automobilis ir jį vairavęs asmuo nustatinėjami. Per savaitę išaiškinti administraciniai teisės pažeidimai. 2 asmenys nubausti už prasipriešinimą policijos pareigūnams. 3 asmenys už miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimą. 1 asmuo už alkoholinių gėrimų nupirkimą nepilnamečiui. 1 asmuo už tabako gaminių nupirkimą nepilnamečiui. 2 asmenys už tėvų valdžios nepanaudojimą. 9 asmenys nubausti už girto pasirodymą viešoje vietoje. Jonas Navickas, gyvenantis Ignalinoje, Ažušlės gatvėje nubaustas 75 litų bauda. Dalia Kudrevičienė, gyvenanti Ignalinos rajone Laukstenių kaime, nubausta įspėjimu. Gintaras Skudutis, gyvenantis Didžiasalyje Karalyčios gatvėje, nubaustas 100 litų bauda. Darius Kardelis, gyvenantis Dūdų kaime, nubaustas 70 litų bauda. Laimutis Malikėnas, gyvenantis Ignalinos rajone Rubelininkų kaime, nubaustas įspėjimu. Jonas Dargis, gyvenantis Didžiasalyje Agarinio gatvėje, įspėjimu. Per savaitę išaiškinti 25 kelių eismo taisyklių pažeidimai. Išaiškinti 8 neblaivūs vairuotojai, 2 vairuotojai, kurie viršijo leistiną greitį, 3 vairuotojai, kurie vairavo neužsisegę saugos diržo. Už vairavimą esant neblaiviems nubausti. Alvydas Milkevičius, gyvenantis Bėčiūnų kaime, 1 000 litų bauda ir atimta teisė vairuoti transporto priemonės 8 mėnesiams. Saulius Panavanis, gyvenantis Mažėnų kaime, 1100 litų bauda ir atimta teisė vairuoti transporto priemonės 1 metams. Šiandien tiek. Viso geriausio. Kartą gyveno maža mergaitė. Palikta viena namuose, ji bijojo tamsos. Todėl tėvai ant naktinio staliuko palikdavo degančią žvakę. Vieną naktį mergaitė pajuto dūmų kvapą. Netrukus įsiplieskė gaisras. Viskas įvyko labai greitai. Gelbėkit, padėkit, šaukė mergaitė. Taip liūdnai baigėsi ši istorija. Niekada nepalikite vaikų be priežiūros. Keletą pastarųjų dešimtmečių pagrindinis žmogaus dokumentas buvo jo asmens pasas, tačiau pastaruoju metu keičiantis santykiams tarp valstybių ir į visas gyvenimo sritis pradėjus brautis modernioms technologijoms, paso savoka ir reikšmė keičiasi. Dabar nemažai Lietuvos Respublikos piliečių turi naujo pavyzdžio pasą, kai kurie dar naudojasi senuoju žaliu, o dalis žmonių turi tik asmens tapatybės kortelę. Kokius dokumentus reikia turėti keliaujant į užsienį? Kurie dokumentai žmogui yra privalomi?
Apie šiuos ir panašius dalykus šią savaitę kalbėjome su Ignalinos rajono policijos komisariato migracijos poskyrio viršininkė Jelena Bakšienė. Iš pradžių apie pasą ir asmens tapatybės kortelę. Kada pasas būtinas, o kokiais atvejais jo net nereikia. Lietuvos piliečiai privalo turėti asmens tapatybės kortelę. Įstatymas asmens tapatybės kortelės numato, kad asmens tapatybės kortelė yra naudojama kaip asmens tapatybei patvirtinti, pilietybei patvirtinti ir kelionėms į tas šalis, kur yra ta kortelė pripažinta kaip kelionės dokumentas. Tai būtų ES šalis ir kai kurios šalis neįeinančios ES sąrašą. Tai sakykime, yra sąrašas visas, Juodkalnijos Respublika, Kroatijos Respublika, Norvegijos karalystė, Šveicarijos konfederacija. Tai reiškia, į tas šalis Lietuvos piliečiai gali keliauti su asmens tapatybės kortele, bet ta kortelė, aišku, turi būti galiojanti ir kadangi ta šalis nereikalaujama paso. Dabar pasas, jis vadinamas paprastai pasas, ne Lietuvos Respublikos piliečio pasas, yra skirtas irgi asmens tapatybei patvirtinti. Jis gali būti naudojamas ir Respublikoje, sakykime, jūs galite su tuo pasu ir pateikti tą dokumentą, jeigu norite patvirtinti savo asmens tapatybę. Ir jis skirtas kelionėms į užsienį. Kelionėms į užsienį reiškia, jūs galite vykti ir į tas pačias ES šalis, ir jau ir į tas šalis, kurios, sakykime, nepripažįsta asmens tapatybės kortelės kaip kelionės dokumento, kur yra ir bevizis įvažiavimas ir kur yra reikalaujama vizų. Tai, taip sakant, jeigu žmogus neplanuoja toli važiuoti kažkur į kitas šalis, tai jam pilnai užtenka asmens tapatybės kortelės, o jeigu yra planuojama, sakykime, daugiau keliauti ir į tolimesnės šalis, tai tada būtų reikalingas ir pasas. Ir šiaip įstatymas asmens tapatybės kortelės numato, kad asmens tapatybės kortelę turėti būtina. Nėra taip, kad aš noriu, galiu ją turėti, noriu, galiu neturėti. Jis yra privaloma nuo 16 metų piliečiui, o pasas tai yra jo asmens pageidavimu. Jeigu žmogus nori, tai jis gali tą pasą turėti, jeigu jis nepageidauja, tai gali to paso išvis ir neturėti. Dabar dar gal papildyčiau dėl dokumentų, kadangi šie dokumentai yra išduodami pas mus šalyje nuo 2003 metų. Ir dar nemažai gyventojų turi tuos seno pavyzdžio, sakykime, pasus. Tai jie yra vadinami Lietuvos Respublikos piliečio pasai. Tai jeigu atsimena, dabar gal vis tiek dar daug kas ir turi tuos pasus, tie pasai buvo ir kaip asmens tapatybės patvirtinimui naudojami, ir kaip kelionėms. Tai šitie pasai ir iki šiol yra galiojantis ir jie gali būti naudojami ir, reiškia, asmens tapatybei patvirtinti ir kelionėms. Taip, kad tie pasai yra galiojantis, galima pilnai dar su jais naudotis, tik tiek, kad jų, aišku, kasmet mažėja, kadangi vis daugiau žmonių jau keičia tuos dokumentus į naujesnius. Bet tai neprivaloma. O sakykit dar iš to paties išplaukiant, ar iš tikrųjų kiekvienas žmogus susidaro tokia situacija, kad vis tik dabar turbūt dauguma žmonių turi pasą, bet neturi asmens tapatybės kortelės. O jūs sakėt, kad įstatymas numato lyg ir atvirkščiai, kad privaloma yra asmens tapatybės kortelė, o ne pasas. Ar nedaro žmonės tokiu atveju kažkokio nusižengimo, ar tiesiog... Taip nėra, negali būti, kadangi išduodant, sakykime, pasą,
tai tau paso neišduos, kol tu neturi kortelės. Jeigu mes kalbame apie tą naujo pavyzdžio pasą, jeigu žmogus turi tą seno pavyzdžio pasą, jo užtenka ir niekas nereikalaus, kad tu būtinai pasikeis tą seno pavyzdžio pasą į kortelę. Bet jeigu, sakykime, ateina žmogus ir prašo, pas mane yra seno pavyzdžio pasas, aš noriu tik turėti dabar naują pasą. Tai be abejo, jam niekas neleis turėti vien to paso, kadangi privaloma pirmiausia turėti asmens tapatybės kortelę, o pasą, jeigu nori, prašom, gali dar ir pasą turėti. Beje, turbūt ne kiekvienas žinome, kad vykstant ir į tas valstybės, kurių sienas dabar galime kirsti net nesustoja, asmens dokumentų reikia ne tik suaugusiems, bet ir vaikams. Jei jūsų vaikas neturi asmens tapatybės kortelės ar paso, net ir į Lenkiją ar Latviją su savo atžala važiuoti negalėsite. Visiems, kurie vyksta, sakykime, kaip jūs sakote, tai artima užsienį, sakykime, vykstate į Latviją, į Lenkiją, visiems privaloma turėti, sakykime, asmens tapatybės kortelę. Jeigu jūs turite pasą, galite ir su pasu keliauti, bet tai nebūtina. Visiems, reiškia, dokumentai, asmens tapatybės kortelė privaloma nuo 16 metų. Tai yra privaloma. Iki 16 metų, jeigu neprireikia vaikų, jis gali, reiškia, ir čia pilnai jam užtenka gimimo liudijimo. O jeigu jis susiruošia, kaip jūs sakot, su tėveliais į kelionę, tai jau tokiu atveju tėveliai turi pasirūpinti, kad vaikui būtų padarytas dokumentėlis. Dabar irgi atitinkamai tvarka būtų ta pati. Jeigu važiuojate, kaip ir minėjome, į kokią Latviją ar, sakykime, į artimą kažkokią tai šalį, kur pripažįstamas tas dokumentėlis, vaikui yra daroma asmens tapatybės kortelė. Nepriklausomai nuo amžiaus, reiškia tik gimusiam vaikui, jeigu jūs planuojate jau jį vežti su savim, tai reikės padaryti tą kortelę, kad padaryti, tai be abejo tėveliai turi kreiptis į migracijos poskyrį ir būtinai reikia atsivesti ir vaikelį, kad nepadarytume kažkam kitam dokumentėlio ar nesančiam vaikui, kad nepadarytume. Atitinkamai kaip ir suaugusiems reikalingi dokumentai tėvų be abejo, kad pareigūnai matytų, ar jam priklauso dar Lietuvos pilietybė, tėvų pasai, kaip sakiau, nuotraukos ir mokestis. Mokestis visiems vienodai. Sakykime, kiek vaikų būtų vaikams išduodama kortelė, tiek suaugusiems. Šiai dienai kaina yra 10 litukų. Jei sugalvosite, jog jums reikalingas ir pasas, jį įsigysite už 100 litų. Tiesa, pensinio amžiaus žmonėms, vaikams iki 18 metų bei kai kurioms kitoms socialinėms grupėms pasas kainuoja perpus pigiau. Tačiau grįžkime prie kelionių į užsienį. Jei į artimąjį ar tolimąjį užsienį sugalvosite vežtis ne tik savo, bet ir tarkim kaimyno ar giminaičio atžalas, tokiu atveju su savimi reikės turėti ne tik visų keliaujančiųjų pasus ar tapatybės korteles, bet ir dar keletą dokumentų. Tiesa, jų įsigijimo tvarka nėra sudėtinga. Tvarka yra tokia dėl vaikų, kad apart to dokumento asmens tapatybės vaikai turi turėti ir sutikimus raštiškus. Jeigu vyksta vaikas su vienu iš tėvų, tai be abejo sutikimo nereikia, nors anksčiau tai buvo ta tvarka, kad reikėjo kito sutuoktinio, reiškia kito vaiko tėvo sutikimo. Tai buvo problema kartais žmonėm gauti tą sutikimą. Nuo 2007 metų tvarka pasikeitė vaikų vykimo į užsienį ir Lietuvos vyriausybės nutarimas numato dabar tokią tvarką, kad vykstant į užsienį nepilnamečiui su kitais asmenimis su lydinčiais, jis, reiškia, tas lydintis asmuo turi turėti sutikimą dėl vaiko išvykimo į užsienį. Tai jeigu, sakykime, vyksta ne su tėvais, su kitais asmenimis, tai tą sutikimą parašo vienas iš vaiko tėvelių. Sutikimas turi būti patvirtintas notaro, arba jeigu turi notaro, arba tokią teisę turi ir seniūnijos seniūnai patvirtinti tą sutikimą ir dar turėtų turėti ir kopiją.
to sutikimo. Be to dar gali keliauti vaikas ir vienas, bet irgi turi turėti tokį dokumentėlį, reiškia, ir atitinkamai turi turėti tokį ir sutikimą, irgi atitinkamai patvirtintą. Tuos patvirtinimus, kaip minėjo, dar pasikartosiu, nebūtina važiuoti kažkur į rajono centrą, ieškoti notaro, stovėti eilėse, tą lygiai taip pat gali padaryti ir kiekvienos seniūnijos, ten aišku, kur jūs gyvenate, seniūnas. Taip numato vyriausybės nutarimas, yra taip pasakyta, taip turėtų būti. Bene didžiausia pastarojo meto naujovė susijusi su kelionėmis į užsienį yra ta, jog nuo rytojaus vykstant į Jungtines Amerikos valstijas mūsų šalies piliečiams vizų nebereikės. Tad kaipgi nuo šiol keliausime į vadinamąją svajonių šalį? Matyt, jau visi girdėjo tą informaciją ir gal daugam aktualu. Ir girdint tą komentarą dėl vykimo dabar į JAV, visi gal sukluso, išgirdę tos biometrinius duomenis, kad pasai tinkantis važiuoti kelionėms į JAV turi turėti biometrinius duomenis. Tai turėčiau paaiškinti dėl tų biometrinių duomenų tiek, kad, sakykime, tie vadinami vyšniniai pasai, jie išduodami nuo 2008 metų. Ir jie be abejo jau turi tuos biometrinius duomenis, atitinkamai tai yra pasai gaminami pagal naujausią technologiją ir atitinka tuos standartus, kurių, sakykime, reikalauja tos jau šalis, kurios nori apsaugoti daugiau, kad, sakykime, dokumentų kuo mažiau būtų padirbama ir asmenys su padirbtais dokumentais negalėtų įvažiuoti į jų šalį. Tai čia saugumo sumetimais ir reikalavimai pasams tokie yra. Tai, kaip jau minėjau, tie pasai, kurie, sakykime, yra nuo 8 metų jau gaminami tie vyšniniai spalvos, bet ir žalios spalvos pasai tinka, kurie yra išduoti nuo 2006 metų rugpjūčio 28 dienos. Dėl to, kad jų jau irgi pagaminimo technologija atitinka tuos reikalavimus ir juose irgi yra biometriniai tie duomenys įrašyti jie laikmenoj yra paso ir atitinkamai tikrinant tą dokumentą tai yra matoma. O kiek supratau, vykti į JAV su asmens tapatybės kortele nėra jokių galimybių. Ne, reikalingas pasas. Tokie yra reikalavimai šalies ir jeigu kažkada su laiku gal pripažins ir ta šalis tą kaip kelionės dokumentą, tuomet taip, o šiaip kiekviena šalis, sakykime, turi savo reikalavimų. Kartais būna ir papildomi reikalavimai, dar plus prie paso, sakykime, dar kažkokie tai yra reikalavimai. Čia jau kaip sutarė šalis, kokie yra kiekvienos šalies kažkokie tai reikalavimai veikimui. Na ir dar viena aktuali pastaba tiems, kurie pasu ar kitu asmens tapatybės dokumentu naudojasi retai. Juk tikrai kartais nutinka taip, kad toje vietoje, kur prieš kurį laiką dokumentą lyg ir pasidėjote, imate ir jo nerandate. Kaip reikia elgtis tokiu atveju? Šiaip tai jau patarėme ir prašome gyventojų saugoti pasus, asmens dokumentus ir korteles, kadangi tai vis tik yra svarbus dokumentas, ne šiaip savo popieriukas, tai vis tik reiktų ir pagalvoti, kur padėdi, ir be abejo neatiduoti kažkam tai svetimam žmogui. Tai reikia saugoti dokumentą, bet gyvenime visko būna, pasitaiko, kad prarandamas tas pasas, tai pirmiausia, praradus asmens dokumentą, būtina kreiptis į policiją, imigracijos tarnybą ir pranešti apie tai raštu. Atitinkamai, kai mes jau turim duomenis, kad tas pasas yra prarastas, mes pranešame irgi, kad tas pasas yra negaliojantis asmens išrašymo centrui, kad, sakykime, jau bazėse
kur gal, sakykime, kažkam tai yra svarbu, pasas tas jau skaitysis negaliojantis, su juos, sakykime, atitinkamai gal negalės kažkas pasinaudoti ir gal panaudoti ne tam, kam reikia tą pasą. Atitinkamai žmogus tada turi teisę kreiptis ir dėl naujo dokumento padarimo. Tvarka būtų ta pati, nėra kažko išskirtinio praradus pasą, dar yra papildomai tik praradus pasą, žmogus turi teisę dar gauti laikiną piliečio pažymėjimą su nuotraukyte, kuri atstoja jam dokumentą čia, sakykime, kaip asmens tapatybės patvirtinimui. Tad tiek apie svarbiausius kiekvieno mūsų šalies piliečio dokumentus. Na, o jei artimiausių metų ketinate vykti į užsienį, bet neturite paso, taip pat jei baigėsi jo galiojimo laikas ir dėl kitų panašių priežasčių, visada galite kreiptis į to rajono, kuriame esate deklaravę savo gyvenamąją vietą, policijos komisariato migracijos poskyrį. Ignalinoje jis įsikūręs policijos komisariato pastato pirmame aukšte. Darbo dienomis poskyris dirba nuo 8 iki 17 valandos, penktadieniais valandą ir 15 minučių trumpiau. Gyventojų patogumui pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais migracijos poskyris dirba be pietų pertraukos. Trečiadienį etnokultūros filiale atidaryta uteniškės Ramunės Bivainienės kūrybos paroda Jausmų motyvai. Menininkė iš Utenos Ramunė Bivainienė ignaliniečiams prisistatė pirmą kartą, nors, kaip sakė parodos atidarėme, nuo 1988 yra parodų dalyvė. Per 10 metų surengiau tikrai gausybę labai garsių visoj Lietuvoje parodų. Mano idėja ir pastangos padėjo kelią tokiem projektam kaip 4 uogintų, tai gimė projektas grynai Utenoje ir buvo atidaryta pirmoji paroda Utenoje. Parodos atidarymo metu grojo galerijoje Šviesios atminties pianistė Verionaitė. Taip pat irgi labai žinomų dailininkų projektas, pirmoji paroda 4 autorių, įskaitant jau tų, kurių nėra mūsų žemėje, 4 Savickų. Paroda taip pat apkeliavo visą Lietuvą. Kūrybinio kelio pradžioje menininkė rinkosi paprastus motyvus, dažniausiai tai būdavo peizažai, natiurmortai, jūros motyvai. Ignalinoje eksponuojami darbai, kelių mėnesių kūrybos rezultatas, tai spalvomis perteikti jausmai. Todėl paroda taip ir vadinasi Jausmų motyvai. Menininkė piešia skambėjimą, norą skristi, ryto šviesą, minčių sūkurį, jaunystę, žydėjimo žavesį. 33 parodoje eksponuojamuose darbuose spalvų ir nuotaikų žaismas. Anot autorės tai puikūs interjero darbai, kuriuose užfiksuota tikrovės ir jausmų pasaulio interpretacija. Pasidedu lankyti ir toliau tokias parodas ir noriu pasveikinti Jūs su parodos atidarymu ir palinkėti Jums kūrybinės sėkmės, kad būtų kažkas žmogaus sielai. Pasižiūrėti. Ačiū labai. Paroda Jausmų motyvai etnokultūros filiale bus eksponuojama iki gruodžio 3 dienos. Dėkoju už kartu praleistą laiką, vėl kviečiu susitikti po savaitės.